Taigi prieš pradedant šitą video norėčiau paminėti keletą žmonių. Tai būtų gal visi šitie žmonės. Galbūt ir šį kartą jų buvo daugiau, gal mažiau, nepamenu tiksliai kiek aš keldavau pradžiai video, bet atrodo, kur buvo 5 žmonės. Tai va, visi šitie žmonės. Ir mes pradedam video. Taigi, sveiki visi, su jumis Minės.lt ir labai atsiprašau, kad buvau užtrukęs su video. Nefilmavau video visą mėnesį, taip, tam buvo kelios priežastys ir jos buvo gan tokios ganėtinai svarbios. Tai pirma priežastis tai, kad aš neturėjau vėlgi laiko, o vėliau aš susirgau ir sirgdamas aš atrodžiau ant tiek žiauriai hujovai, kad negalėjau nieko filmuoti. Tai va, o dabar aš pagaliau pasveikau, turiu laiko ir vėl reguliariai pradėsiu kelti video. Tai va, dabar, video vėl pradės išeidinėti kaip ir anksčiau po 2 arba jau bent jau 1 video į savaitę, tad laukit naujų video, jie bus greitai. Tikiuosi, kad šią savaitę spėsiu nufilmuoti dar vieną video. Tai va, o šiandieną aš paskirsiu šiek tiek dėmesio savo žiūrovams, būtent jums jo. Ir tai, kai jūs komentavote po mano paskutiniais video, aš paskaitysiu ir pažiūrėsim, kas bus. Pradedam. Pirmas komentaras būtų nuo Darius Lygeikis. Kopini eitva nube. Kom aš kopinu eitva? Kom aš kopinu fucking eitva? Kom aš kopinu fucking eitva? Man labai įdomu, laukiu tavo komentarą. Kitas klausimas būtų iš nežinau. Sveikinu, pasakyk labas trumparegystei. Jei nesidomėjai po tokių nesąmonių trumparegystei įsivysto. Ne? Jo. Labas trumparegystė. Labas. Žinot, kame prikolas? Aš buvau prieš savaitę 2 pas daktarą, kaip tik man tikrino mano regėjimą ir galiu pasakyti tik tiek. Nuo to video praėjo, man rodos, mėnuo ar net ir daugiau. Ir mano regėjimas nei kiek nepablogėjo, net nuo praeitų metų kažkokiu magišku būdu pagerėjo. Nežinau kaip neįmanoma, bet taip ir buvo. Tai, nežinau, tu klydai, žmogau, klydai. Sekantis klausimas iš Wolfboy. Davai, maladėt, sukurk klausimų atsakymų video ir šiaip maladėt, kurk daugiau. Tai labai tau ačiū ir taip, Q&A bus labai fucking greitai. Tai bus arba šio mėnesio pabaigoje, arba kito mėnesio pradžioj. Tai sekit mano Facebooką, bus postas, kur aš prašysiu jūsų komentarų. Tai tik tiek. Tas klausimų atsakymų video bus greitai, laukite ir susimatysim ir kitas. Mat sub, atsipalaidavęs tokių žiūriu, esi prieš šventes, bet great video, taip ir toliau. Ačiū. Tai buvau šiek tiek atsipalaidavęs, kadangi žmonės žino šventes ir panašiai. Tai kodėlgi neskuriant tokio lengvo, kažkokio, suprant, lengvo video. Gerai, rašo Neringa Reisienė, jeigu ne taip aš turiu pavyzdį, sorry. Zigmukas Gražuliukas tave mėgsta, oh yeah. L2 Gamers, tavo škosina atrodo kitaip. Ta prasme kitaip, ta prasme žmonės, mano škosina lieka visą laiką ta pati. Galbūt plaukai patrumpėjo arba palgėjo, taip, aš bandau skirtingai žiūrėti, kaip tai atrodo ir taip, bet škosina lieka ta pati, va taip stovi plaukai. Jo. Tai paprastai pasitikti plaukai ir viskas. Ir taip, jeigu šiame video mano škosina tragiškas suriukas, nes labai skubu nufilmuoti, sueidinti ir gražiau kelti, tai jeigu škosina tragiškas suriukas. Ernestas Kačiulis. Tai tu geri variai. Tai dėkui seniau, dėkui ir dar kartą dėkui. Eltaulinas, pavydas. Kame pavydas? Kas buvo? Tapšan, ką aš padariau? Kas buvo? Kame pavydas? Kokia kamera? Tai mano kamera yra Canon EOS 700D. Ir tikrai tikiuosi, kad greitų metų įsigysiu naują kamerą. Ir tą kamerą norėčiau nusipirkti arba Canon EOS 70D arba 80D, tad jeigu įsigysiu, bus tikrai video apie tai ir jo. Miss Sis TV, sumuštinkadėtas, maladėts tu daugiau vid. Ačiū tau labai, nuoširdžiai sakau, ačiū rimtai. Ir tai video bus daugiau ir kalbėsiu ir irgi planuoju, aš irgi planuoju vėl atkurti tą savo
video formato, kur aš kalbėjau, aptarinėjau, galbūt net kartais ir stumiau ant video, tokie buvo prieš metus, bet pats tada turėjau, man rodos, 12-13 metų, tai nebuvo jie labai geri tie video, bet jeigu jūs norite tokių video matyti, rašykit komentaruose ir jeigu bus tokių komentarų daug, aš tikrai kursiu tokius video. Ir vėlgi rašo, nežinau, ką tu vartoji, uspakuojse. Čia, man rodos, buvo video po to su Mušnigalvio. Oi, tas komentaras, man rodos, buvo tikrai po su Mušnigalvio video. Blėt, šitie plaukai mane taip užpisa. Tai, žmonės, taip gal atrodo tenais labai nekaip, labai kažkoks susinervinęs, nesusinervinęs. Ant hypo, žinai, kaip aš ten atrodau. Tiesiog tai buvo emocijos, žmonės, tiesiog tai buvo emocijos ir stop fucking doing that. Pasime rimtai. Po to video visi pradėjo rašyti, kad aš kažkur vartojęs, užvartojęs, gėręs, nežinau ko, bet taip nebuvo, nei apsirūkęs, nei gėręs, nei vartojęs, nieko nebuvau. Buvau tiesiog ant nervų ir viskas. Reda rašo. Padustimas 3000, bet video labai energingas, linksmas, įdomus, taip ir toliau. Tai va, šitas klausimas tikrai yra iš to su Mušnigalvio video. Tai taip, daugelis iš jūsų irgi rašė, kad padusimas buvo žiaurus, tai buvo padusimas žiaurus, nes aš tą eilėraštį filmavau pirmą. Ir tada jau filmavau visą, ta prasme, tą video pradžią ir pabaigą, nes aš niekaip nežinau, nors aš ir sukuriau tą eilėraštuką, aš niekaip jo negaliu įsiminti. Ta prasme, aš įsimenu, bet pabaigą pamirštu. Arba pabaigą įsimenu, pradžią pamirštu. Ir tai buvo be sustojimo labai ilgai ir tiesiog aš po to užsišikau, susinervinau ir tiesiog paimu telefoną ir šį telefoną skaičiau. Ir kaip kai kurie rašė, aš neradau niekur tokio eilėraštuko, aš jį pats sukuriau. Tai. Bet Reda, ačiū už komentarą, jis labai fainas ir jo. Stefaniukas, blėt, tu gal sergi, nes kalbėdamas labai dūsaujai. Bėgioji prieš darydamas video ir prašau, nekurk. Toks jausmas, kad tėvai retai išvažiuoja iš namų. Ne, aš nesakau. Dūsauju taip, aš jums sakiau, kad aš buvau padūsęs tam video, taip, aš taip pripažįstu, tai buvo fucking aiškiai ir taip. Taip, aš sakiau jums, kad aš nebėgiau, nevartojau, negėriau, nerūkiau, tiesiog tai buvo emocijos ir viskas. Ir tėvai neretai išvažiuoja iš namų. Tai Paulius Kardauskas, lydi tokią energiją, kad net pavargau žiūrėt, kaip tu pavargai. Bet jau paspartavai. Ne, gal šiaip faina, ačiū už komentarą ir sekantis komentaras yra Just Play LT. Žiauruminis esi. Ačiū. Žinau, žiaurus. Aš labai žiaurus. Taigi, pas mane nutiko tokia problema, kad pas mane pasibaigė atminties kortelė, tai biškai padarinėjau video, bet nežinau, ar buvo šitas klausimas, šitą klausimą nefilmuoja. Tai kartuoju dar kartą. Rita Regalė parašė, į ką tu ten žiūri? Pas aš striptizininką, pas save namie striptizininkę ar kas? Iš tiesų, aš labai nusiekiau nuo šitą komentarą, kai pirmą kartą skaičiau, bet po to biškai nustebau, žinau kodėl, nes užėjęs į tą kanalą. Pamačiau, kad moteris yra gan rimta ir apsvarstansi tokio komentarą iš tokio žmogaus tikrai nesitikėčiau, bet labai faina. Ačiū už komentarą ir tikrai pakėlė man nuotaiką, kai skaičiau jį. Ufas LTU, Minis XLV, tu labai fainas ir įdomus, tikiuosi pateksiu į video. Tu patekai į video. Ačiū tau irgi, labai seniuk, labai ačiū. Tai štai tiek, tikiuosi šitas video neprailgo. Komentarų išties buvo labai, ta prasme, po kiekvieno video labai jūsų daug. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs žiūrit video, kad jūs komentuojat, laikinat, subscribinat. Be galo žmonės, jums esu dėkingas. Be galo esu dėkingas už 2000 prenumeratorių. Kilsime, stengsime siekti aukščiau ir aukščiau kiekvieną lygį ir dabar mūsų tikslas yra 3000. Tikiuosi surinksim greitai, arba negreitai, bet tikiuosi mes tai surinksim, tos 3000. Tai va, viskas, be galo jums esu, dar kartą sakau, be galo jums esu dėkingas už viską. Ta prasme, žmonės, jūs esate labai fainai, geri. Ir jo, tiesiog tiek, jūs labai geri. Ačiū. Tai pamirškit statyti laikus, komentuot, subscribint ir iki sekančio video, hebra, davai!